Dėstai labai džiaugiamės, nes tas bėgimas auga ir kasmet vis didėjo. Džiaugiamės, kad atvažiuoja iš tikrųjų profesionalai žmonės, ne tik tai, kad mes taip kaip miesto bendruomenė tas renginys, bet tikrai žmonės siekiantys rezultatų. Ir sunku įsivaizduoti, kad Marijampolės sporto savaitė būtų be šito finalinio renginio. Tai tikrai ačiū visiems organizatoriams, ačiū sportininkams, kad atvykstate į Marijampolę. Turim kuo pasigrožėti ir tie maršrutai tokie mūsų gražiais parkais besidriekiantys. Man atrodo, kad visiems įspūdžiai geri ir mes turim puikią šventę. Tai paprasčiausiai yra draugystė su savanoriais, draugystė su sportininkais, bendraminčiais ir tai yra svarbiausia, kad tie patys savanoriai, tie patys bėgikai, tie patys treneriai, kurie mus palaiko tie patys sirgaliai. Dėl to taip ir yra, kad stengiamės, atiduodam visą širdį ir bėgimą mes turim tokį, kokį jūs matote. 5, 4, 3, 2, 1, šūvis! Šiaip tai labai smagi šventė, labai patiko vaikų bėgimai ir klaunai, ir vaikams daug pramogų. Vienintelis dalykas, kurį siūlyčiau pasitaisyti, tai atstumus, kad būtų tikslus. 5, 10 ir 21,95. Turbūt reikia treniruotis, nes visi turi, kad tokiam rezultatui bėgti, vis tiek turi kažkaip bėgti, treniruotis, daryti tas intervalų treniruotės, distanciją, kad būtų ir... Ir mano biški mityba padeda irgi, nes kai valgai švariai, tiesiog atsigauni daug, nebūna to mažiau to raumenų skausmo. Ir plius visi tie fizio ten raulint, visus raumenis ten pasimasažuoti ir dar, svarbu, tas bendras irgi atsigavimai, visi tie raulinimai visokiais labai svarbu, ko anksčiau aš nedarydavau dabar. Ir ta raumenis pastiprinti, kad technika gera. Mano technika nėra gera, bet dirbu po biškį, kad pagerinti. Trasa puikiai, mano įprastinė, aš čia bėgioju nuolat, dalyvauju 9 kartą, labai smagu būti šio renginio ambasadorė, aprangą visuomet renkuosi, kad padaryti šventę ne tik savo, bet ir visiems. Na, o šį kartą pasirinkau jūreivės aprangą dėl to, nes už kelių dienų vasarą, tai dėl to. O įspūdžiai patys geriausi, visus skatinu visuomet ateiti, sudalyvauti ir atsinešti gerą nuotaiką, oras pasakiškas.